Aukse, dar noriu jūsų pasiklausti ir nuomonę jūsų išgirsti. Jūs esate tikrai viena iš mūsų, turbūt jau nuo pradžios Syngenta lojalumo programos Agriklubo narė. Taip. Tai jau turbūt kokį 15 metų. Taip. Kokią naudą gaunat? Kas ten traukia ir dėl ko dalyvauja? Viskas ačiū mano 2 ūkiam, kad jie perka Syngentos produktus, o aš tik kai gaunu sąskaitą, sukeliu į tą Agriklubo programas ir renku taškus, o po to jau juos nukreipiu, sakau, va yra kelionė, bendravimas, partneriai, bendrystė, tai labai malonu. Tai smagiausia yra keliauti. Aišku, yra smagiausia keliauti, nes ten ir yra susitinki su įvairių regionų ūkininkais, Taip. Pabendrauji ir tokia kaip viena šeima, pasidalini įspūdžiais, kažką pasikeiti mintimis ir labai smagu yra. Labai smagu. Ir pernai keliavom su Aukse tikrai į Rumuniją, žemės ūkio kelionę, kur aplankėm labai daug ūkių. Taip. Tai tikrai buvo įdomu, tiesa? 5 ūkiai per tiek dienų aplankyta ir pamatyta ir galvom, kad ta Rumunija, sakydavo, čigonų kraštas, dabar ne visai kita nuomonė ir kad ūkiai išvystyti pažangus technologijom ir kad ir nedideliais ploteliais, kai vienas ūkis pasakoja iki 1000 nuomininkų turi, tai žinokit tikrai ne taip kaip. Įdomu. Jo, įdomu buvo, super buvo. Tai ir jūs, ir visus kitus Agriklubo narius šiais metais kviečiu į žemės ūkio kelionę po Vengriją. Tai visas sąlygas rasite Agriklubo puslapyje. O Aukse, dar jūsų paklausiu, ar renkatės daugumoje kelionės, ar renkatės ir kitus prizus? Pagal poreikį, bet daugiausia žiūrim į kelionės. Į kelionės. Jo. Tai kviečiam keliauti su Agriklubu, kviečiu siųsti sąskaitas. Ar sunku tas sąskaitas? Ne, nesunku visai, nesunku visai, matot? Viskas. Tai ir dar primenu visiems Agriklubo nariams, šiais metais atsiuntus sąskaitas iki birželio 30, daugeliui produktų gausit 3 taškus, o atsiuntus elatus pirkimo sąskaitas iki birželio 15, galit laimėti ir visai gerų dovanų. Viena iš jų yra kelionė į Pietų Korėją 2026 metų rudenį. Tai kviečiam dalyvauti Agriklube, kviečiam pirkti mūsų produktus ir būtinai nepravažiuokit pro žeimelį. Užsukit čia iš tą kraštą, čia tikrai įdomu ir yra ką pažiūrėti.